Sveiki, šiandien kalbuosi su Šarūnu Daručiu, CITUS vadovu, kurio projektai formuoja Lietuvos nekilnojamojo turto rinką. Tai Šarūnai, jei reikėtų labai trumpai, kuo jūsų projektai šiandien iš tikrųjų skiriasi nuo kitų rinkoje esančių? Sveiki. Tai mes turim tokį šūkį – galimybę gyventi kitaip. Tai dažnai sakom gražiau, sveikiau, patogiau. Tai kuo tie mūsų projektai yra šiek tiek kitokie negu tradiciniai nekilnojamo turto projektai. Tai kiekvienam projekte įdedam šiek tiek daugiau energijos ir meilės į pagalvoto, kas tai turėtų būti. Tai rūpinamės funkciniu išplanavimu, labai rūpinamės estetiką, išvaizdą ir architektūrą, nes žmogui kartais būstas nėra tik stogas virš galvos. Tai dar yra ir estetinis pasitenkinimas, noras pasikviesti draugus, svečius. Ir taip pat daug dedam pakankamai nemažai funkcijų į savo projektus, kuriuose žmogus gali daugiau praleisti scenarijų, ką jis galėtų daryti. Kaip pavyzdžiui, labai daug investuojame į sportiškumą, į judėjimo erdves, tai kur ypatingai tokio oro kaip šiandien mes matome pro langą, tai tikrai puikiai galimybė sportuoti ne kondicionierių užančio sporto salėje, o savo projekto kieme įrengtose sporto zonose. Taip pat daug mąstome apie laisvalaikio erdves. Tai turime keletą projektų, kur įrengę esam baseinus. Tai vienam projekte baseinas iš viso yra vienas, turbūt sakyčiau, aukščiausiai Lietuvoje esančių baseinų, pastato stogo. Kitų turim projektų, kur baseinai yra laukiai įrengti. Tai mūsų tie projektai yra tokie vadinami, kaip sakau, su cinkeliu. Šiek tiek daugiau kažkokių scenarijų gali būti tuose projektuose. Šarūnai, kada jūs supratote, kad statybose galima uždirbti rimtus pinigus? Tai statybose mes gal turėtumėm šiek tiek dekonstruoti apie nekilnojamo turto vystymą, turbūt tai iš principo tai nėra vien tik statybų verslas. Atsimenu, prieš kokių 20 metų žmonės sakydavo, nusipirkau butą iš statytojo, iš statybininko. Suprask, statytojas stato ir parduoda butus. Dabar jau didžioji dalis visuomenės visgi sako, nusipirkau būstą iš vystytojo. Tai ką tai reiškia? Tai ta grandinė nekilnojamo turto plėtos yra stipriai didesnė negu tik statybų verslas. Tai statybų verslas yra taip labai svarbi dedamoji, kur yra labai daug pinigų išeina, bet prieš statydami mes turime nupirkti sklypą, sugalvoti koncepciją. Rengiamosius darbus. Taip, tada gauti statybos leidimą, kas tai reiškia keletą metų biurokratinių džiunglių ir visokių derinimų, nes visuomenė, miesto valdžia nori kažką. Tada galų gale vien statyti neužtenka, reikia dar sukurti prekės ženklą, marketingo visą kompaniją, reikia parduoti ir gale reikia dar prižiūrėti, kad tas daiktas būtų jis pakankamai tvarus. Tai atsakant į klausimą, bendrai vystymo versle, tai čia tas supratimas pakankamai senas yra, nes nepaslaptis, kad nekilnojamo turto verslas yra vienas senesnių, tai jis pakankamai, žmonės visais laikais turėjo stogą už galvos. Ir aš kaip sakau, kai žmonės su nekilnojamo turtu visiems įdomu dėl to, kad kiekvienas asmuo turi kažkokį santykį. Jisai gale dienos eina į lovą miegą, tai bute greičiausiai, ar name, bet tai būste. Jam reikia arba pirkti būstą, arba išsinuomot, arba parduoti, tai jisai turi santykį. Tai čia yra toksai verslas, kuris paliečia praktiškai kiekvieną visuomenės dalį. Ir jo pajamingumas nuo senų laikų buvo pakankamai neblogas, bet tai susiję, kad taip neatrodytų lengvi dideli pinigai, tai rizika didžiulė. Tai reiškia, pradėdamas projektą nežinai, už kiek pastatysi, nežinai, kainą nežinoma. Praktiškai nežinoma, nes mes pradedam dažnai pardavinėti butus projekte, dar nepradėję statyti, kitaip sakant, iš tų išplanų, iš brėžinių. Tai mes realiai pinigus už tą butą gausim turbūt tik po poros metų. O kainą, už kurią mes jį parduosim po 2 metų, mes turim sutarti šiandien ir mes, pirmus statybos darbus jau galim nusimatyti, kaip pamatai, konstruktyvas, bet kaip reikės, aš taip labai buitiškai kalbu, bet kai reikės stogą dengti po 1,5 metų, mums šiai dienai rinkai niekas nepasakys, už kiek mums tą stogą padarys po 1,5 metų. Tai čia rizika yra pakankamai nemaža, bet plius esminė rizika tai yra biurokratijos aparatas. Tai mes nupirkę sklypą, sudėjom savo pinigus, o ne paslapties, turbūt visi supranta, kad tas kiekvienas euriukas, jisai turi plušėti ir dirbti. Ir kartais tas euriukas stovi tam sklypę 2, 3, 4 metus, nes negaunam statybos leidimų.
O statyti, irgi nupirkdami sklypą ir turėdami projektą, jeigu mes galvojam pastatysim 100 butų, o mums visi aplinkui sako statykit tik 30, nu tai čia labai daug išminties nereikia suprasti, kad čia neigiamas verslas. Tai tu su advokatais, teisiniam kontorom, architektais dirbi, kad tau leistų tą 100 butų statyti ir tai praeina 3-4 metai iki kol tu pasieki tą. Tai rizika yra didelė. Tai bet kiekvienam versle, kuo didesnė rizika, tuo didesnė grąža. Tai galim pajuokauti ten kriptovaliutų, tarkim, tai yra arti turbūt kazino. Rizikos, bet grąža yra faktas, kad didesnė nekilnojamo turto. Šarūnai, kaip realiai atrodė pirmieji projektai, kiek ten buvo hauso ir kiek kontrolės? Tai faktas, kad didžioji dalis paremta projektų yra intuicija, klaidų bandymų metodų, nepaslaptis, kad daug ką veikia ir daug rinkos dalyvių, pradeda vystyti klaidų bandymų metodų, eini, lipi ant grėblio, tas grėblys kala, taip sakant, į veidą, bet tada jau kitą kartą analogiškoj situacijoj ant tokio pačio grėblio neužlipsi, bet pusmetrį iš šono žingsnių užlipsi ant kito grėblio. Ir taip per klaidų bandymų metodą, pakankamai ryškinasi, bet čia vėl yra keletą tokių dalykų, kad kai nežinai, ką daryti, tada galvoji, o kaip aš saugočiau. Kad nebūtų blogai. Jo, per savo prizmę tu eini, kaip tas turėtų atrodyti sklypo planas, kaip turėtų atrodyti vaikų žaidimų aikštelė. Kaip, kad tu, nes tu vienintelį turi tokį objektyvų arbitrą, kaip aš pasakysiu, save ir savo gyvenimo patirtį. Tai man, nežinau, šitam kabinete patogu sėdėti ar nepatogu sėdėti. Vertinate viską pagal. Jo, bet viskas taip, o po to tu eilę turi patirčių ir tada kartais jau nereikia automobilių išrasti. Jeigu mes, išradom kažkokį ir žiūrim gerai, žmonėm gerai, tai kituose projektuose komandai sakom, tai va, čia geras pavyzdys, čia geras, naudok šitą. Ir atsiranda tada tas mastas, tai natūralu, kad pradžia yra daug sunkesnė. Šarūnai, o kokia buvo jūsų brangiausia klaida statybose, pinigų reputacijos prasme, kada nulėmėte? Sunku taip įvertinti tas pinigų kainas ir, tai daug galima tokių epizodų, jeigu sumiškai, tai kartais gal kažkur nepasirašėjai kažkokio tai rangos kontrakto, galvoji nusidėrėsi, nepavyko, nusikėlė, kainos pakilo, pasirašėjai didesniai sumai. Tai, tokių, kad klaidos būtų, kurios labai aiškios ir taip labai aiškiai turėtų skaitinę reikšmę, aš tikriausiai dabar negaliu prisiminti, tai, iš kitos pusės kiekvieną dieną galėjai kažką geriau padaryti, kas būtų, pigiau pastatyti, jeigu mes apie statybas kalbam, tai, turbūt yra variantų, kada esam nupirkę sklypų, bet, taip greit leidimo negavę, kaip norėjo. Tai, čia irgi labai brangi klaida. Mes dažnai tą statybą susivėm, kaip pavyzdžiui, pasakysiu, visiškai tokiais primityviais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, už daugiabučio langus planavom sumokėti 50 000 eurų. Nepavyko, nusidėrėjom, nesigavo, sumokam 100 000. Tai atrodo 50 000 nuostolis. Bet sklypą nupirkom už 3 milijonus ir mums jisai pravėlavo 2 metus statybos leidimas, tai vertink pinigų kainą tų 3 milijonų, kas, tarkim, po 10%, tarkim, nuo 2 milijonų vertės per metus, tai yra 200 000 per metus, tai tuomet 400, tai visiškai skirtingos sumos. Tai dažniau, reikia tas klaidas ir viską kompleksiškai žiūrint, bet skaudžiausios visada pamokos, bendrai, tai ten, kur yra laiko dedamoji. Nesuvaldyti, nes pinigai yra velniškai brangus, savo kapitalas yra brangus ir, kiekviena diena kainuoja žiauriai. Tai čia, esminis dalykas yra laikas. Šarūnai, jei reikėtų rinktis vieną, kas statybose lemia rezultatą, žmonės ar pinigai? Be pinigų nenusamdysiu žmonių, be žmonių to pinigai nepadės pastatyti. Tai, iš principo, tai, taip gal būsiu nepopuliarus, tai faktas, kad svarbiau yra vis tiek pinigai. Nes šiai dienai su pinigais, bet be žmonių įmanoma pastatyti renkantis trečiasias šalis, su žmonėm be pinigų šios dienos rinkoje tai padaryti praktiškai neįmanoma. Mes esam veikę rinkoje prieš, nepilnus 10 metų, kuomet mes mokėdavom statyti su žmonėm, bet be pinigų. Ir tuo metu rinkoje būdavo normalu rangovom įsiskolinimai milijoniniai, tu
baigsi projektą, ateis pinigai ir atsiskaitysi su visais. Tai tuo metu tokia buvo rinkos praktika, buvo po tos garsiosios finansų krizės tas laikotarpis, kur visi buvo nuskriausti, nusibaudę ir visi norėjo, kad tik darbo būtų. Dabar turim kitą situaciją, aš neįsivaizduoju situacijos, jeigu kažkur stato kažkoks rangovas, statybininkas dirba ir tu jam pasakysi, žiūrėk, aš tau sumokėsiu po metų ar po pusės metų, jisai tą pačią dieną išeis iš to momento ir to niekas atsimatys. Tai senais laikais būdavo galima, kaip ir dabar analogiją duosiu, ar daug dabar yra žmonių, kurie dirba samdomą darbą, bet kokio industrijoje, ir jiem vėluoja atlyginimas, tarkim, pusę metų. Ar jie ilgai lauks? Ne. Senais laikais žmonės būdavo metus pusantrų, atlyginimų negauna, ten šiek tiek kažkiek pamoka, kad bent už komunalinių susimokėtų ir jie pakančiai laukdavo, kada bus geresni laikai. Keičiasi laikai iš principo, dabar be pinigų sunkiai kažką padarysi. Tai pinigai pirmoje vietoje. Šarūnai, kur šiandien statybos yra didžiausi pinigai? Kur žmonės dažniausiai klysta? Didžiausi pinigai yra... Jeigu kalbant apie vertę gaunant, iš kurios tu gauni, tai yra gerai nupirkta ir suprojektuota, gerai išrinkta lokacija ir teisingai suprojektuota. Vieta yra, nekilnojamam turte visada trys esminiai dalykai - location. Tai čia tokia šventa trejybė, bet labai svarbu ir suprojektavimas ir efektyviai. Čia labai jau didelės detalės, bet tarkim aš butą statydamas visada skaičiuoju bendro naudingo ploto santykį. Tai reiškia, kiek aš iš savo pastatyto pastato sugebėsiu parduoti, o kiek bus visiems bendra. Tai poros procentų skirtumas tai jau tūkstantinės sumos, ar ne? Tai reiškia, norisi daryti koridorius siauresnius, efektyvesnius, kiek tau tai leidžia teisės normas. Ne tai, kad sutaupyti, bet protingai paskirstyti produktą, kurį tu pastatei, kad kuo didesnio dalį įsisavintų klientas. Ir dažnai būna, mes matom, mes turim tokią praktiką, mes perkam kitų vystytojų, mažesnių, suprojektuotus projektus, bet jie dažnai ar neturi finansinių galimybių juos statyti, vystyti, ar prisibijo kažko, tai mes perperkam kitų sukurtą produktą, nes mes pakankamai esam stipriam augime ir neužtenka mūsų vienų projektų, tai mes pakankamai didelių mastelių dabar dirbam ir nuperkam ir kartais žiūrim, atrodo, nesąmoningai priprojektuota, nesąmoningai pridaryta, tai komanda turi greituoju būdu kiek įmanoma patvarkyti, paefektyvinti projektą ir tada paleisti pardavimą. Šarūnai, kaip užtikrinate kokybę projektuose, kai spaudžia terminai ar kaštai? Yra ta šventoji trejybė, visi projektai turi būti pigus, kokybiški ir greiti. Tai čia yra tas vadinamas mirties trikampis vadinamas užsienio literatūroje, tai faktas, kad visi nori to, retai tą pasiekia, kad būtų ir pigiai, ir greitai, ir kokybiškai. Tai iš esmės kokybę tu užtikrinti keliais lygiais. Pirmas dalykas - patirtim. Tai reiškia, iš savo buvusių klaidų, ten, kur yra nekokybiška, tu turi mokytis, jas dokumentuoti ir jau naujose projektuose daryti, kaip sakant, visas jėgas skirti, kad to išvengti. Tai pirmas dalykas. Tai jau reiškia, turim kokybiškesnį projektą ir nekartojam praeities klaidų, kadangi labai daug vystai tų klaidų atsiranda labai nemažai, tai jas lengviau visą sukrauti vieną vietą ir tikėtina, tu daugiau apsiriboja galimų nesėkmių ateičiai. Ir kitas dalykas yra tiesioginė kontrolė. Tai reiškia, mes turim net atskirą poziciją įmonių kokybės vadovas, kurio užduotis jisai visą dieną važinėja per visus citus ir tikrina kiekvieno padaryto darbelio kokybę. Tai reiškia, namas statosi jisai ne per vieną dieną, bet yra frontai, yra etapai vadinami, padarė pamatus, komanda nuvažiuoja priemu. Kiek vienas projektas vidutiniškai yra vystomas? Tai labai nuo dydžio priklauso, bet jeigu mes kalbame apie statybų trukmę, nuo nulinio ciklo iki jau pastato pabaigimo, tai būtų vidutiniškai turbūt apie 14-16 mėnesių. Tai pakankamai ilgas. 2 metai su viršų. 14-16 čia biškį mažiau gavosi. 2 metai. Tai bet priklauso nuo etapo sudėtingumo, mes vėl ir iš ko statom. Čia yra labai svarbu, nes yra medžiagas. Jo, nes yra iš esmės keli pagrindiniai būdai. Tai yra surenkamas gelžbetonis, tai reiškia tavo daugiabutį, atvažiuoja kranas, jau pagamintos sienos
gamykloje ir kranas kaip Lego Nuo detalės. pamatų turbūt viskas. Jo, ir jis kaip Lego detalės dėlioja. Jau viskas padaryta, dažnai net su fasado medžiagomis padarytas. Kitas yra, tai tas kaip filmukas įsanonis, ten plytas, blokelius deda, klijuoja. Tai faktas, kad kai tu gamyklui užsakai pagal savo projektą specialias detalės ir tau kranai suveža į deda, tai tas ciklas yra greitesnis. Bet, vėl tu skaičiuoji, nes jisai brangesnis yra. Tu turi skaičiuoti už verslo pusės, kas man geriau, ar greičiau pastatyti ir brangiau mokėti, ar pigiau mokėti ir lėčiau pastatyti. Tai man tai užduoda dažniausiai, kaip pirkėjai perka būtus. Nes iš pagal greitį renkasi? Pagal pirkėjų, pagal tai, kaip žmonės greitai perka būtus. Nes mums nėra tikslo pastatyti ir dar kas iš to, kad mes labai greit pastatymą, jeigu pusė būtų dar mūsų pardavimui nepardavimai. Tai jeigu jūs pasileidžiat į prekybą naujus būdų kvartalus ir lėtai perka, tai jums tada neapsimoka greitai jų statyti. Visiškai taip. Bet mes jau prieš pasileidžiant, mes daugiau mažiau žinom, kaip greitai pirks. Nes tai yra analitika. O kaip jūs statot? Tai, yra krūva projektų, mes ne vieni rinkoje dirbam, iš savo patirties, iš kitų, tai, imam lokaciją, imam vidutinės kainas, tai pas mus, didžiulė analitikų komanda, tai, kvadrato kainas. Tai įsivertina visas kainas ir žiūri, kiek vienetų per mėnesį kiekvienas projektas sugeba parsiduoti, tą metinį vidurkį, kainuočio vidurkį ir taip toliau. Ir matom, jeigu šitoje lokacijoje mums projektas, realus skaičius yra 10 būtų per mėnesį, tai reiškia, per 12 mėnesių mes turim 120. Tai reiškia, mums ir statyti per metus nereikia daugiau nei 120 būtų, o kartais būna etapai, mes dabar turim projektų, kur 1100 būtų. Tai faktas, kad jisai etapuojamas ir bus statomas kasmet ten po 100, ten kur 20 būtų. Šitą turim, kur didelis, sakau, 1100 būtų potencialiai bus, tai jisai yra Žirmūnas, Verkių gatvė. Tai prie Outlet parko tam. Šarūnai, jūs padėtėt temą, kad jūs ne vieni esate rinkoje, tai dėl ko klientas realiai renkasi jūs, o ne kitus? Tai iš principo vienas pagrindinių aspektų, dar, kad suprastų ir žiūrovai, tai klientas ne tik renkasi iš mūsų ar mūsų konkurentų vystyti, bet dar jis renkasi iš antrinės rinkos, kur žmonės jau gyvenę, bet jie sugalvoja parduoti. Nenaujų būstų. Jo, nenaujų būstų. Tai jisai, iš daug ko renkasi. Bet jeigu taip, grįžtant, kodėl jis renkasi jau jeigu priėmė sprendimą, kad jam reikia naujos statybos būsto, aukštos energinės klasės, komforto visų, dedamųjų rekuperacijų ir taip toliau, kodėl mūsų renkasi, o ne mūsų konkurentų, tai yra keli tipai. Kartais mes esame vietoje, kur kiti nėra ir tiesiog ta vieta patinka. Kas būtų vystytojas, tu iš jo pirksi ten. Bet turim labai daug vietų, kur esame mes ir kiti vystytojai. Toj pačioje zonai, kur locationas tas pats, tai dažniausiai žmonės perka pas mus dėl koncepcijų. Nes mato kažkas įdomiau. Išskirtinis konceptas. Jo, yra vienas vystytojas ir kitas. Ir pas mus yra dar kažkokia sporto salė, šunų žaidimo aikštelė. Prabangesnis. Ne tai, kad daugiau bet daugiau tu gauni paslaugų. Tai sakau, tai dar basiniukas yra kažkoks. Ir nežinau, tai jum reiktų pirkti. Tai 2 vienodi projektai, bet viename yra dar baseinas, sporto salytė Rusy ir padelio kortai. Tai kurį rinkti? Ir jūs pasiūlote viską už tą pačią kainą? Praktiškai kaina panašiai yra. Gerai, dar kitaip pasakysiu, pažaidžiam žaidimą. Tarkim, butas. Vilniaus kažkokiam rajone, net nevardinkim kokiam, bet yra, butas kainuoja pas 2 kitus vystytojus, bet ne Citusą, 150 000 eurų. Ir šalia yra toj pačioj zonai Cituso butas lygiai tas pats, tarkim, kambarių skaičius, kvadratūra, ir jisai kainuoja 152 000 eurų, 2000 eurų brangesnis. Bet prie to buto gauni kieme padelio kortus, gauni dar 12 skirtingų sporto kažkokių, užsiėmimų, nuo ten tinklinio krepšinio, gauni, tarkim, dviračių tvarkymo stotelę, kur gali dviratį pasikabinti, prisipūsti ir taip toliau. Ir dar gauni kažkiek daugiau gamtos spalvotų. Menkas skirtumas, tai daug didesnis. Jo, bet tai ar dadėtum 2000? Tai 2000 yra menkas skirtumas. Tai va, tai yra visas verslas žiūrėta riba, pradžioj norisi 20 dadėti, bet tada 20 jau taip. Pirkėjas galvoja, kad finansavimo negausi. Tai va šitoje vietoje tokia yra metodika, tai dažnai ta kaina yra labai panaši visų. Jūs stengiatės pasiūlyti maksimum už nedaug didesnę kainą negu konkurentai. Ir kai kurios idėjos jos nėra labai brangios.
na, nu, Tai įgyvendinimas tiesiog ant popieriaus atrodo įspūdingai, bet iš tikrųjų, Šarūnai, ar šiandien apskritai dar verta eiti į statybų verslą, ar rinka uždaryta? Aš esu jaunuolis ir renkuosi, gal ir studijas, ar verta eiti? Yra čia turim tokią liūdną medalio pusę šitoje vietoje, jeigu mes kalbam net ne apie statybas, aš vis tiek labiau apie vystymą kalbėčiau, nes statybos tik ta, tokia labai nedidelė dedamoji viso šito verslo. Tai vystymas kiekvieną dieną susiduria su vis aukštesniu įėjimo į rinką barjeru. Tai reiškia, atsiranda vis daugiau reglamentavimų, kaip infrastruktūros mokesčiai, kai 100% baigtumo pridavimas ir taip toliau. Ką tai reiškia, kad kiekvieną projektą vystyti reikia vis daugiau nuosavo kapitalo. Nepaslaptis, kad įeinant į rinką tavo tikslas būtų kuo mažiau nuosavo kapitalo, iš paskolų ten kažkur kažką daryti. O antiek dabar projektai yra imlūs kapitalai, tu turėti tiesiog daug pinigų, kad toliau suktum, tai tas yra sudėtinga ir tada rinka tampa tokia biški fragmentuota. Didieji toliau auga, nes jau jie savo išsikovoja vietą, jau turi kapitalą ir gali sukti, o mažiukai negali ateiti. Mažiukai negali ateiti, tada didiesiams didėja rinkos dalis, tada automatiškai neatsiranda kažkokių mažiukų įsišokėlių, kur pigiai kažką parduoda ir verstų kitus žemint kainą. O jūs ar skaitot mažu ar didelį? Mes esame vienas didžiausių vystytojų Lietuvoje, nes mes Vilniuje esam pakankamai pagrindinis. Mes turime Kaune, Druskininkuose ir Nidoje. Daug padalinių. Tai pas mus per visą Lietuvą, tai mes skaičiuojam, visi vystytojai skaičiuoja, kiek jie būtų savo portfelio parduoda per metus. Tai pernai mes 3. vietoje Lietuvoje buvom, daugiausiai pardavusius vystytojus. Tai top 3 patekom pernai, tai skaitom, kad pakankamai nemažas tas. Šarūnai, ir koks vienas patarimas žmogui, kuris nori eiti į statybų verslą? Bet aš sakau, kad aš, ne statybų, aš noriu būti vystytojas, kokie žingsniai man? Pirmas esminis patarimas, kad niekada nebūna lengvų pinigų. Yra labai daug darbo, labai daug matuoti ir pamatuoti reikia. Ir, manau, reikia nestandartinių sprendimų ir prisimti rizikos. Ta prasme, gali viską sudėti. Ta prasme, jeigu darysi viską, kaip jau yra, pagal seną modelį, tai nieko ypatingo. Manau, tu neišsiskirsi, tu ten duok dievę pabaigsi projektą ir ant savų išeisi. Tai jeigu nori uždirbti, turi padaryti kažką įdomiau, kažką labiau nestandartinio, kažką sugalvoti įdomiau. Ir įmanoma. Aš manau, kad viena didžiausių rizikų labai daug, ir mes turėjome tokių ne vieną pavyzdį rinkoje, kai žmogus dirba kitam versle, pas jį atsiranda pinigų, iš bet kokio verslo. Ir mintis, tai čia antai lengvi pinigai, tai mes su pinigų kotedžus pradėsiu statyti. Tai dažniausiai ten liūdnai baigėsi. Apsuka savo tos pinigus. Arba uždirba, bet nesupranta. Bet dienos gale atsisėdi pasiskaičiuoti, kad nieko gero. Čia dar yra, tokia paradoksas. Aš investavau, knisausi 4 metus ir uždirbau 1 milijoną. Ir atrodo, išvystyti uždirbau, bet tai sudalina mes per tavo metinę grąžą. Tai tu uždirbai, ar tu neuždirbai. O jeigu tu būtum tos pinigus į NT fondą kažkokį investavęs, galbūt nieko nedaręs, būtum turėjęs tą patį, 0 streso, 0 bemėgių naktų važiavimo, vadybininkų ir taip toliau, o pinigų būtų tiek pat. Ir nieko nedaryti. Tai tu čia uždirbai ar pradirbai. Tai va čia. Šarūnai, dėkui, kad jūs sutikote filmuotis. Man visų pirma labai naudingi patarimai ir tikiuosi, kad klausytojams bus naudingi. Tikiuosi, gerai.